Sveiki prisijungę. Malonu matyti gana nemažai jūsų prisijungusių. Tai galime pradėti. Šiandien pristatysiu atnaujintą Gen 24 seriją su papildom keliom raidėm SC. Kuom jis skiriasi nuo senesniųjų Gen 24, netrukus sužinosite. Taigi, pristatysiu, tai esu aš, Andrius, techninis patarėjas Baltijos šalims, padedantis montuotojams ir galutiniams vartotojams rasti tinkamą sprendimą ir surasti tinkamą produktą jūsų jėgainiai. Jeigu turėsite klausimų, jeigu nespėsite paklausti šio pristatymo metu klausimų sekcijoje, galite vėliau susisiekti su manim ir vėliau atskirai galėsime padiskutuoti. Taigi, galime pradėti. Taigi, Gen 24 serijos inverteriai su pliusu ir be pliusu pradėti gaminti prieš 6 metus. Tie yra itin sėkmingi Fronius gaminiai, nes tai yra aukštos kokybės gaminys, didelio efektyvumo, išpopuliarėjęs tarp mūsų klientų, turintis savitą avarinio režimo galimybės turinčiose ir turinti, žinoma, ir Froniaus kaip gamintojo patikimumo standartą. Taip, tai, Gen 24, kadangi tai yra sėkmingas modelis, pasisekęs, turintis plačias galimybės, tai mes jį tęsime su papildomais atnaujinimais. Taip. Taigi, kas truputėlį pasikeitė labai minimaliai, tai daugiausia susijęs su programinė įranga, suderinamumas su papildomais įrenginiais, kaip Pilot Flex, smart meteriais, platesnė gama, avarinio režimo įrenginiais, kaupikliais, tiek atsiradusiais naujais Fronius rezervą, tiek pasikeitusiais truputėlį BIDS kaupiklių gama. Tai visą tai daugiau iš programinės įrangos pasikeitimai. Naujos galimybės tai yra kaupiklių valdymo režimai, Energy Cost Assistant, tai yra energijos valdymo asistentas įdiegimas būtent į Gen 24 inverterius. Taip pat dabar atsinaujino ir greitesnis pajungimas kaupikliams. Techniškai, mechaniškai atsirado labai minimalūs pokyčiai, kažkoks poveikis pačiam įrenginiui taip pat minimalus ir kažkokie ten pasikeitimai labai yra minimalūs, bet jie duoda gan, pats inverteris tampa dabar modernesnis ir labiau tinkamas šiuolaikiniams namams. Taigi patys pasikeitimai, kurie atėjo su šituo Gen 24 SC atnaujinimu, tai tiesiog daugiau suderinamumo, taip kaip ir senesniam, tai dabar atsirado tiesiog tobulinant, kaip ir anksčiau, suderinamumas išlieka su OnPilot, vandens pašildymo elementų, energijos matuoklių daugiau, didesnė gama ir dar ateityje
prasiplės produktų gama, bet jau jie bus ir suderinami su būtent ir naujesniu Gen 24 inverteriu. Taip pat, kaip minėjau, baterijos ir Wattpilot Flex. Taigi, keičiantis aplinkai, didėjant moduliams, srovės modulių didėja. Kaip iki 20 metų, 20 metais dauguma saulės modulių buvo iki maždaug 400 vatų, jų srovė taip pat buvo gerokai mažesnė. Šiuolaikiniai moduliai jau artėja kalbant apie buitinius modulius, tai yra iki maždaug 2 metrų aukščio ir iki metro maždaug 20 pločio. Jų galia artėja prie 500 ir jų srovės taip pat po truputį didėja. Taigi, esant didesniems moduliams, su didesnėms srovėm, Gen 24 senasis modelis su 12,5 ampero vienai grandiniai jau tampa po truputį kaip ir per maža srovė, jau labiau reikia žiūrėti pasirinkamus modulius. Taigi mes turime naująjį Gen 24 SC kaip sprendimą didėjantiems fotomoduliams. Bet taip pat norėčiau priminti, jog reikėtų visados pasirinkus kažkuriuos modulius, kuriuos dėsite ant stogo ar ant atvirai montuosite, pasitikrinti su Fronius įrankiu Fronius Creator. Creator.fronius.com nemokamų laisvai prieinamų įrankių, kur galite pasitikrinti pasirinktus savo modulius su Gen 24 inverteriu ir būtent šis skaičiuoklė jums parinks optimaliausius, tikrai ne vieną grandinę, kaip kokiom grandinėm išsidėlioti būtent jūsų pasirinktus fotomodulius. Taigi, Fronius N24 SC moduliai, inverteriai suteikia galimybę naudotis visais privalumais Gen 24 ir PV Point jungtimi, kur jūs galite naudotis saulės teikiamą energiją, kai dingsta tinklas su ESO, tai jūs galite net ir be baterijos, be kaupiklio tiesiai iš saulės turėti energiją jūsų namams. Dabar su naujuoju Gen 24 SC bus AFCI integruotas visuose, jau bus kaip standartas. Galiu pasakyti, kad pirmuosiuose Gen 24 modeliuose taip pat buvo AFCI, vėliau dėl tam tikrų komponentų trūkumo buvo nutrauktas AFCI palaikymas. Kas tai yra AFCI, truputėlį vėliau dar priminsiu, jeigu nežinote. Na ir AFCI dabar vėl sugrįžo į Gen 24 inverterių modelius. Taip pat atsirado dar lengvesnis kaupiklio montavimas dėl pajungimo pačio, taip pat truputėlį vėliau supažindinsiu. Ir žinoma, galima naudoti naujausius fotomodulius jūsų saulės jėgainiai. Tai superior current, tai yra tos SC raidės, ką jos ir reiškia, tai yra aukščiausios kokybės srovė. Atsinaujina visa serija Gen 24, tai yra Primo, vienfaziai inverteriai, jų srovė taip pat padidėja,
Taip pat padidėja ir įtampa, o su įtampa padidėja ir kaupiklių galia, kurią galite naudoti būtent su šitais vienfaziais inverteriais. Taip, Gen 24SC mažesnieji nuo 3 iki 5 kW inverteriai, jie turi tiek MPPT1, MPPT2 po 14 amperų, taip pat ir kaupiklio sroviai suteikiama irgi 14 amperų srovė. O štai jau Gen 24SC didesniem nuo 6 iki 12 kW inverteriams MPPT 28 amperai, MPPT2 14 amperų. Taip pat didesnė galia suteikiama ir antram MPPT, kuri dabar siekia 8,6 kW. Ir rezervinė galia, tai yra laikina iš kaupiklio, maksimaliai galima 5 sekundžių gauti pliūpsnį energijos iki 5 sekundžių, būtent, nežinau, jeigu yra didelis poreikis buityje kažkas, tai papildomos energijos paleidimui, variklio ar dar kažko. Kas dar paminėtina galbūt labiau montuotojams, tai yra jeigu keičiam pačius inverterius ar jų detalės, tokius kaip galios modulius, tai yra negalima maišyti būtent senosios versijos Gen 24 su SC versija, nes tai yra būtent, kadangi komponentai minimaliai skiriasi, tai juos reikėtų ir naudoti būtent SC ir ne SC modeliams. Tai yra užsakant komponentus per SolarSOS ar bendraujant būtent su mūsų pagalbos skyriumi, reikėtų užsakinėti būtent tam modeliui skirtus komponentus. Taip, kuris galios modulis yra SC galios modulis, vizualiai jie atrodo visiškai vienodai. Bet jie skiriasi. Jie skiriasi būtent ant būtent šito šilumos nuvedimo radiatoriaus, jo numeris yra skirtingas. Tai tik tai pagal tai galima atskirti, kuris yra tinkamas modelis, o kuris ne. Ar galima maišyti juos? Taip, ne, žinoma, kad ne, nes pats licenzijavimo procesas neveiks, nes netiks, tarkim, patys galios moduliai. Na, čia trumpai apie tinkamumą montuotojui gal labiau, bet pagrindinis dalykas, vienas iš pagrindinių, gal ne pats pagrindinis, bet būtent, kad jau visi Gen 24SC moduliai turės lanko aptikimo apsaugą, Arc Fault Circuit Interruption. Tai yra, jeigu DC pusėje pradės kibirkščiuoti, atsiras kažkoks lankas, būtent Gen 24 inverteriai, tai aptiks. Šiuo metu jis būtent šitą lanko apsaugos sistema yra SIMO Advanced inverteriuose ir Tauro inverteriuose bei Verto inverteriuose.
O iki metų pabaigos jau bus, kadangi kai jau pradėsim ir Gen 24 pilnai, Gen 24 SC modulius pradėsim pilnai pakeisti jo senuosius, tai jau visa mūsų gama turės būtent šitą apsaugą. Taip, tai lanko aptikimo apsauga yra labai svarbus elementas, išlaikant būtent saugią jūsų saulės jėgainę. Taip pat, jau kaip trumpai minėjau prieš tai, naujose Gen 24 SC modeliuose bus montuojama ir pilot komunikacinė plokštė, kuri turės ir baterijos pajungimą per RJ45 jungtį. Tai nebereikės naudoti vieno iš Modbus, nes Modbus pajungimai yra du čia, tai jie liks kitiems įrenginiams, bus galima panaudoti, nereikės dubliuoti, būtent bus jau supaprastintas per RJ45 jungtį pajungimas rezervą kaupikliams. Pirmieji Gen 24 SC modeliai gali būti, kad dar atkeliaus be baterijų jungties, bet kai tik tais išnaudosime būtent šitas pilots senesnės plokštės iš mūsų sandėlio, nauja serija bus jau su baterijų pajungimo lizdu. Taip, ir kągi, kada pasirodys, tai yra vienfazė jau kovo 16, tai jau mažiau negu po mėnesio, ir daugiau nei po mėnesio SAIMO, tai yra trifaziai Gen 24 modeliai pasirodys jau mūsų gamybos linijose ir jie pakeis visą dabartinę Gen 24 seriją. Atsarginės dalys taip pat tiek senesniem Gen 24, tiek SC serijos dalims bus palaikomos. Kai tik tais atsargos bus išnaudotos, kai tik bus kažkokie pasikeitimai, mes informuosime. Jeigu nesate užsiprenumeravę naujienlaiškio iš Fronius, tai siūlau užsiprenumeruoti ir gauti pačią naujausią informaciją. Taip pat aš lankydamasis būtent pas montuotojus, taip pat pranešiu naujausią informaciją, naujausius pasikeitimus ir artimiausiu metu galbūt ką jau žinau, kas bus, ką galima komunikuoti, tą pranešiu jums ir taip jūs sužinosite. Taigi, jeigu norite, prašau susisiekite su manim ir aš atvyksiu pas jūs, pristatysiu plačiau, galbūt galėsiu pristatyti giliau kuriuos niuansus, paleidimo, montavimo ar atsakysiu į visus jūsų klausimus. Na, o dabar ar turite klausimų? Pažiūrėsime prie klausimų. Ne, matau, kad klausimų nėra kol kas, tai jeigu turėsite, drąsiai susisiekite ir ačiū Jums už dėmesį. Geros Jums dienos. Iki.